Kalų. Ką mes čia darysim dabar? Mes darysim mirštantį draugą gelbėsim, kaip šitas, kaip gyvūnėlių kapinėse. Žinai, matei filmą? Nu, panašiai, jau miręs, bet, nu. Žodžiu, yra toks reikalas, nerodėm jaučiu, bet jisai visas buvo patrukinėjęs. Tai pirma yra problema, reikės turbūt skust, gal netgi iki metalo, nežinau, dar žiūrėsim. Antras dalykas, tai čia kaip išsiaiškinom ir rašė komentaruose žmonės, kad sparnuotė įsitaškina. Tai va tokius va kalnus turim, šitie kaip jie, Everesto, kaip Himalajų dar yra, ne, kalnai? Jo, nu tai va, čia Everestas, o čia paskui toliau eina. Tai pas mus su metalu, nu tai sutrukinėjimas spręsim reikalą, sakytumėt, bubulą tiesiog nupirkytą, nu tai nupirkčiau kitą, bet jis labai daug kainuoja ir plus jie yra dėvėti irgi parūdyje ir taip toliau, ne lediniai, nu tai ne. Tai nusiperki už Bibi žino kokią kainą kapotą, kuris irgi nėra ledinis ir reikia pilnumo įruošti. Tai pabandysime jį čia atkelt, žiūrėsim, kas čia mums gausis, neįsivaizduoju, ar čia įsilygins ar ne, gali būti ne, bet nu, turėtų. Tai dabar kas yra, pas mus dabar yra čia išplonintas metalas. Nežinau, kokį palyginimą duot, kas supras, bet esmė tojo, kad yra metalas, kalė sparnuotė, žinai, ir metalas linko ir toj vietoje jisai plonėjo ir ilgėjo, žinai. Nu, tipo, tai mums dabar reikia jį sugražinti, sutraukti metalą, dėl to, kad jis yra ištemptas. Dabar aš čia su plaktuku kalsiu, aš nepadarysiu jo lygaus, dėl to, kad yra per daug metalo ir tada bus arba duobė, nes jis kažkur turi pasidėti. Tai mes dabar bandysim jį sutraukti ir bandysim jį palyginti. Tai pas mus pagrinde iš kreivumo pusės čia ir čia, visa kita kaip ir bolėmėnė. Jo, tai nežinau, pabandysim. Čia yra su spoteriu visas reikalas daromas, turim šitą lasdelę, nežinau kaip jinai vadinasi, bet turim naparniką po apačią. Jisai su plaktuku laikys iš apačios, aš įkaitinu tą vietą ir bandau sukaldinėti, jisai iš apačios laiko. Tai tokiu va būdu bandysime jį sutraukti, pavyks, nepavyks, nežinau, bet bandysim. Tai va, tai bandom nuo mažiausios vietos, biškai kaitinam, bats ir tada sukaldinėjam pa biškai. Nu, susikala. Ką? Aha. Jo, susikaldinėja. Nu, pabandom kitoje vietoje, biškai per daug galios. Nu, mažint reikia. Čia kaip burtininkas seneš. Nu. Tai dabar esmė, ką mes darom, tai čia panašiai kaip šitie šalkalvė, ar kaip vadinasi, kur ten, žinai, į kalavijus liedavo, nu, tipo, stiliaus, tai čia panašiai mes įkaitinam, pašildam metalą, pakaitinam ir tada jį plakam, žinai, kad jisai sustorėtų. Jo. Tai po truputį bandom, nežinau, kas čia gausis, juda, bet klausimas, kiek jisai, žinai. Šiaip parašykit komentaruose, ar mes čia gerai darom, nes aš net neįsivaizduoju, bet aš taip įsivaizduoju, kad nu, pabūt truputėlį. Bet jau va dabar, va, jau geriau, tikrai daug geriau. Nėra tokio spenio didžiulio, žinai. Tai jeigu mes pasidarysim kažkokią duobę, tai jau bus gerai. Galima bus suspoti ir blogiausiu atveju ištraukti. Tai, žodžiu, žaidžiu ir... Kažkas gal gausis, nežinau. Pakelbiškai šito vietą. Aha. Gerai. Nu, man labai patinka. Žiauriai patinka, seniai. Pradžiai galvojau pizdabus, bet biškai, nu, šiek tiek laiko užtrunka. Neskubėt, po truputį, biškai iš apačios, biškai iš viršaus ir kažkaip gal susistumdusi, žinai. Tai jau būtų kaip ir galima špakliuoti. Taip, hebra būna daugam baisesnių, žinai, vietų špakliuoti, tai kaip jau ir neblogai. Bet babaila gali dar šiek tiek geriau. Tai gal dar su spoteriuku čia. Parodysi mane? Gal paimsi su spoteriuku, ne, biškai? Aš? Ne? Biškai. Aš nežinau. Suoblio. Nes jau tikrai, wow. Tai ant YouTube būtų prikolas parodyti, nu. Pirmadienis, sakai, viskas man dar dažyt, blėt. Tai va, pasidarys. Matau, kad pasidarys. Dabar padarysim, pažiūrėsim, kas gavosi, bet kitas bus klausimas, ką daryti su dažais. Čiut spėjau, hebra, dabėg dar iki kapoto, kol jis dar nenugruntuotas, tai jau gruntavimas vyksta, viskas gruntuojasi, bet žodžiu, trumpai, bet drūtai.
Kapotas paruoštas gruntavimui. Tai užtrukau su juo gal vien špakliuot gal kokias 6 valandas. Nu, bet pasidarė, štai taip atrodo visas reikalas. Apačia išsmėliuota, pratepta su epoksidu. Žodžiu, hebra, aš darau šitą simaką ir galvoju, nu, turėtų būti visiškas kaulas. Tai dažysis irgi iš abiejų pusių, bet išorę norėjau parodyti, kaip tai atrodo. Viskas buvo nuskusta iki metalo, pilnumoj. Jo. Rytoj dar pakomentuosiu daugiau visą reikalą, nes simakas irgi ruošia. Jo, čia šitas simako epizodas toks grinai iš gabalų. Nei vieno nėra epizodo, kuris būtų grinai nuo A iki Z, žinai, ten pavyzdžiui, kėbulo ruošimas ir dažymas, ar dar kažkas tai. Bet yra daug epizodų sufilmuota, taip kaip priklauso, tai gal ir nebūtina. Žodžiu, vakar šiek tiek pasižaidžiau su šitom dūdom. O, puikiai, seni. A ne? Idealiai. Tai praplatinom, tvarkingai išpjovėm, tai dar čia aišku reikia pasiruošti, nespėjau vakar visus kraštus apsitvarkyti, čia biškį pradėjau jau tvarkyti. Tai užsiapvalinti kraštus, skylės vienodo dydžio, o įktų labai gerai turėtų būti, ne? Labai gerai, labai gerai. Tai va, tai bamperis paruoštas skaityk gruntavimui, beliko apsitvarkyti kraštus. Priekinį bamperį užsakiau naują. Jo, nes neapsimoka kelt, labai blogos būklės, priešrūkai nauji, nes mano yra sulūžę ir išdegęs vienas. Ir laikikliai sulūžę, tai priešrūkai nauji. Tai priekinis bamperis vapšė realis, kad tik visas naujas, nei vienos senos dalies nebus. Jau. O vakar dar parėjo vienas dalykas. Naujas. Kur tą dūdą padėti, kad nesubraižyt. Opa. Gal išjungsiu šviesą, čia, kad nemirguliuotų. Vakar dar parėjo naujas dalykas iš Signetos – akumas. Tai pas mane, aš kažkuriam epizodė minėjau, galim išpakuoti. AGM-inis 9,5 ampervalandų 900 amperų. Tai čia yra realiai minimumas, ko mums reikia simakui. Bet tai akumas, kurio turėtų užtekti labai ilgam. Jo, tai bandom jį įsimest. Kažkuriam epizodė minėjau, kad čia yra žiauriai mažas. Pasižiūrėsim, kokio dydžio galim pasižiūrėti. Žiauriai mažas ir negyvas jau reikalas. Plius, hebra, dar klausimas jums, kas galbūt iš jūsų užsiima audio sistemą. Aš esu visiškai žalias šitam reikale. Turime šiandien palangę ir turim tuščias vietas, laidai ateina, lyg yra originalus. Tai nežinau, kažką domėjaus, kažkiek tai čia po 4 ohmus, man atrodo, turėtų dėtis kolonkas, bet man dabar, bet kokiu atveju, yra geriau dabar susidėti, kai yra langas išpjautas, ne? Patogu. Jo. Nu, seni, čia kai langas uždėtas, tu, prijungsi, bet žiauriai nepatogu. Tai norisi dabar visą šitą reikalą padaryti, plius pas mus priekinėse durelėse yra iš visų plyšę garsiakalbiai, galinėse lyg ir geri. Tai yra 2 variantai realiai su garso sistema. Arba daryti, žinai, jau super pro ten tuning, žinai, į band vrot, kas kainuotų mums apie 1,5 K, žinai. Arba daryti stoką tvarkingą, tai man reikia nusipirkti čia garsiakalbius tvarkingus, reikia priekį garsiakalbių tvarkingų, gal ir galiai iškart pasikeiti, tipo, turi būti jaučių garsiakalbiai palei originalius galingumus, žinai, negalite nei viršinti, nei būti per silpni. Tai šiaip parašykit, galbūt kas nors Facebook Mosaic Auto Body Shop, galbūt kažkas tuom užsiima, galbūt kažkas padėtų babulą, galbūt kažkam reikia reklamos, galbūt kažkas sumontuotų, padarytų, nežinau. Ko reikia, neįsivaizduoju. Man kosmosas yra visi tie stiprintuvai, androidai, laidai, tulpės ir taip toliau. Nu, bet žinai, tu nebūsi visų galų meistras, visose vietose, gali bandyti, aišku, bet nelabai būsi. Gerai, čia, blėt, parem būtų gerai kom nors. Palaikyk gal, palaikyk. Tai va, ištraukiam seną akumą, jisai jau matos, kad jis yra tiek mažiukas, žinai. Tuoj mes jį atjungsim, įstatysim tvarkingą akumą, normalų. Tai aš kažkada pirkau
naują AGM-inį Simakui senam E1, tai ten yra elektronikos daugiau negu čia, žinai. Tai aš su juo atvažinėjau gal 5 metus to akumuliu ir jis dar buvo, afigienas, žinai, būklės. Tai aš tikiuosi ir čia, kad, žinai, nupirksiu, plus aš su juo žiemą nevažinėsiu, tai jo, nuvarai, žinai, kažkur į garažą pastatyti mašiną arba kažkur. O tai pašert? Gal dėl video, žinai, ne? Tipo, bet, žinai, nelaikysiu jau ant sniego ten aš jos pusę metų. Jo, tikrai ne. Taip, aišku, tvarkingai padaryta, niekas jai neatsitiks. Opa. Dabar daryti vėl ten tą patį po kokių 3 metų. Jo. Gerai, gali paleisti, pohu, tik glūdį. Tai akumas dabar pas mus yra 7 ampervalandų, o pas mus naujasis. Naujasis yra 9,5 ir 780 amperų startinis, o čia 900. Tai ir galingesnis, ir talpesnis, ir plus AGM-inis, tai aš kažkiek ten skaičiau minimaliai, tai tie AGM-iniai ten seni 4-5 kart greičiau pasikrauna, nebijo iškrovimų. Žodžiu, kiek aš domėjausi šitam Simakui, va tokio akumo reikia ir ne kitokio, AGM-inis turi būti būtinai ir talpus. Tai va, tai šitas šrotas, nežinau, kažkur gal panaudosim. O, žiūrėk, čia start stopas yra, bet čia tikrai ne AGM-inis, ne. Tai va, tai kraunam šitą. Nereikės starterio jau pastoviai. Aišku, jisai didelis. Sargiai. Jo, tai dėl kolonkių. Paskui kas man dar, blėt, svarbu. Nežinau net. Daug yra klausimų, aš būna, žinai, guliu namuose, galvoju, hebros paklausi kažko. Ir pamiršti, jo, tai pas mane pagrindė klaustukas buvo dėl audio sistemos. Pagrindinis dalykas, nes aš visiškai žalias. Jo, žinai, mokėčiau pasidaryti, ten 8-900, žinai, sumokėjai ir tu turi tokią sistemą, žinai, ten kur, bet tai aš net, jeigu aš ir turėčiau visus komponentus, aš nesugebėčiau to pasidaryti, žinai, nes aš nemoku, nesuprantu. Tai taip, pliusas, o čia, tai va turi būti. Pliusas, minusas, fiškės trūksta. Šiaip dalių dar trūksta, man reikia, kas čia per fiškį, net nežinau, man reikia pravotkės visos parkų, nes jinai nuplėšta visa. Yra tokių dalykų, bet aš nežinau, aš noriu būtinai dar šį sezoną pasivažinėti, aš jaučiu nespėsiu visko padaryti, bet didžią dalį spėsim. Žiemą jau bus galima ten su laidai žaisti, žinai. Tai jau tikrai. Gerai, pliusas. Oi, va čia tai jau, net matosi pagal dėžę, kad jau maksimaliai, žinai, jisai čia. Gerai, prisukam. Pažiūrėsim, kaip kūrėsi. Su šito kūmu, bet tačiau turėtų stverti senį. Tik spėk gaudyti. Dar gazuos pats. Tai tikrai, šiaip benzo visiškai 0. Tai irgi gerai. Siurbliukų gerai, man atrodo, girdėjau. Reikia atsiveš kanistrą įpil kažkiek, tai nes visiškas 0. Tai pervarysime į kitą pusę, nes čia kliento varysim. Jo, bolida, mums reikia vietos. O čia jau nedaug liko realiai su kėbulu. Tai mes turim visą išorę su P600 užbaigtą, visą. Nieko taisyti nereikia, jokių nelygumų neprapisam. Duryse yra keletą duobučių prapistų, tai reikės 2 ar 3 duris, man atrodo, pergruntuoti. Bet kėbulas kaulas. Galinį stiklą priekinį išpjovė, atvažiavo Hebra, šiaip Hebra, aš rašausi viską, kiek aš išleidau ant šito Simako, be savo darbo ir, žinai, be šitų dalykų ant dalių būtent. Ir va, ką padaro svetimi. Tai gale projekto, manau, būtų įdomu susižinoti, kiek viskas kainavo. Faktais. Tai išpjovė priekinį galinį stiklą, galinis kaulas, iš vis nieko daryti nereikia, o priekinis galim pažiūrėti. Priekinis turėjo rudelių. Čia prieki buvo, bet valomės. Čia aplinkui viską išsivalom, tai reikės pasismeliuoti, bet nesimatys, bet, va, čia yra biškiai jau parūdėjimų. Tai įsismeliuoti, bet plemba būtų gerai kažkaip tai atjungti šitas šviesas, kad man nenusodintų naujo kūmo, žinai. Taip gal. Nes šitos lempos senovinės ryja belekiek elektros ir paskui miršta kūmą, o belė kaip nenori naujo kūmo supis, žinai, pastovi iškraudinėjant pilnai. Tai tu jo nesupis, nieko jam neatsitiks, tiesiog pilnai iškrausi, tai šiaip nėra sveika pilnai iškrauta kūmą. Jo, bet tai kokia karšta. Čia senovinės lemputės, tos kaitrinės dar, net ne ledai, čia reikės gal pakeisti ledinės.
Tai apie ką aš dabar kalbėjau? Apšė. Ir klijuoti samdysiu lygiai taip pat žmonės. Dabar kodėl? Todėl, kad mes klijus galim tik su rankom užvaryti, žinai, iš spalvoros su tuo pūliku. Man siūlės norisi kuo įmanoma, kad jinai būtų storesnė. Mums ir garso izoliacija, ir sandarumas, ir tiesiog noriu, kad kuo storesnė būtų siūlė. Plius, sakiau, nedėsiu gumų aplink langą. Hebrytė, kurie pjovė stiklus, jau mums labai dažnai apjauna, tai sakė, tipo, aftermarketas atrodys kaip originalus, tipo, įdėsi tas gumas, viskas cool čia atrodys, tai ir tarpo pas mus nesimatys, ir ten drėgmės nesirinks ir taip toliau. Tai samdysiu atvaris, tai dar kainuos gal 7-8 eurų kažkas tokio. Tai vien stiklų išpjovimas įdėjimas, blėt. Šiam plus kokių 7, tai kiek čia gaunas? 100 eurų. Tiesiog atva stiklą. Tai įdomu, kiek kainuos mums šitas visas projektas. Bet aš galiu pasakyti, ką labai daug. Gerai, čia tas antų. Bandysim kurtą, ne? Lemputės atjungiau. Visas. Jo, bet čia su garso sistema tai biški yra dvižuchėlės. Aišku, sutvarkysim. Bet yra dvižuchėlės. Ten pervarysim į tą pusę. Čia biški pasidengę salę. Oi, gerai. Šitas dar naujai persiutas. Šiaip salono ten ypatingai nesaugau, vis tiek jisai jau buvo apsišykęs, tai ten ypatingai, kad ten pasidengi, kad į oro kanalus, žinai, tenai dulkių neprieitų, visus tenai ant valdymų, kad neprieitų, tai užsidengi, bet pats salonas, tai jis ir taip jau buvo čia apsišykęs konkrečiai. Tai išsivalysim, gerai, o ir čia lemputė dega, visur viskas dega, blės. Gerai, bandom kurtą, Oi, seniukai. Labai gerai. Iš vis be problemų. Oi, gerai. Buvo ten komentaruose, kai keičiau šitą, tvarkiau stiprintuvą, tai tu jo neužvestos mašinos, ten, žinai, tikrini, kad nebėga niekas. Ten ant tiek akivaizdžiai per tą šaibą bėgo ir ant užvestos ar neužvestos. Tai visada atsiranda tokių, žinai, komentatorių, kur tiesiog ieško prie ko prisipis, nors net nėra tame problemų, žinai. Gerai, pervarom. Gerai? Gerai? Jo. Nu gerai. Puikiai. Ką aš galiu pasakyti? Tai atjungia minusą, kad nekrauta kūmą, nes sakau, jinai su mašinom ypač senom nuimtos duris. Jinai galvoja, kad duris atidarytos, žinai, neužmiega niekada, šviečia lempos ir taip toliau. Tai atjungiama kūmą, kad patausot biškelį, neiškraut pilnai, bet kaulas užsikūrė iš karto, be problemų. Naujas akūmas, viskas pamirštas reikalas. Tai akūmas naujas. O, seniau kaip puikiai. Naujas akūmas. Ok. Jo, viskas. Galima toliau ruoštis, tai tikrai parodysiu jums, kaip jisai jau bus dažomas. Turim laką. Pamatys. Pakomentuokit komentaruose, kaip galvojat, kokios bus firmos lakas. Tai aš nežinau, aš jaučiu šitą gal epizodą, ką filmavau dabar va. Tai įkelsiu galbūt šiaip dieną, nes man labai svarbu greit atsakymą gauti dėl šito, kaip jisai... Dėl kolonkių, jo, gerai, akūmą atjungiam. Dėl kolonkių ir dar kas galvoju dabar. Čia dar reikės susivest bagažinę, bet jinai čia labai lengvai susivest tą vietą pasėdus, bet per vyrį viskas reguliuojasi, čia idealiai bus galima viską susivest. Galas, priekis. A ne? Kaip tu galvoji, ką dar? Ko dar man gali reikėti žmonių? Gal nieko daugiau, ne? Gal nieko, jo. Gal nieko. Reikia dokus pasiimti būtinai, nes jau kelintą vakarą galvoju, reikia pasiimti, kad jie čia nesusišiktų. Nes be šitų dokų nežinau, kaip reiktų priregistruoti mašiną, žinai. Nes turi būti 2 papirgalai. Va, vienas ir va antras. Nes jinai uždeklaruota manęs, bet dar vis dar nepriregistruota. Tai va, hebrytė, aš jau čia įsivaizduoju, koks čia bus projektas kaulinis. Kapotas. Kur kapotas apšė? Nežinai? Ai, ten atramtis, galim irgi nubėgrai pasižiūrėti. Tai kapotas įveikiam. Šiaip
Kažką filmavau, spėjau pafilmuoti, kai tu gruntavai. Esmė tokia, labai trumpai ir drūtai gavosi idealiai, realiai turėtų gautis visiškai idealiai. Tai sutraukinėjau metalą, su spoterio to vamsdeliu, susitraukė, netgi per ilgai tai užtruko, daug žaidimo, bet jisai pilnai susitraukė visas. Jo, tada špakliavimai, epoksidas, viduj smėliuota buvo, nes viduj buvo rūdelių, bet realiai aš dabar sakau, kai darau šitą simaką, tai visos bus dalis kaip naujos. Nes pavyzdžiui, kapotus aš žiūrėjau RRR, dėvėti kapotai 5-600 ir jie yra supuvę, žinai. Nu, tipo, ne aфиgenos čia būklės, o mes dabar turim aфиgenos būklės kapotą, visišką kaulinį. Tai aš dar ir kaitinau su infraredu, kai išpakliavau, dar buvo padėtas ant lauko, dar bus kokia saulėta diena, dar padėsime jį ant lauko pakepti, bet jis turėtų nei susėsti, nei rūdyti, turėtų būti kaip naujas kapotas. Tai mes dar hermetizuosim paskui, bet čia viską, aišku, parodysiu, išsipūsim paskui viską su konservantais, bet kapotas dan, tai mums liko vienintelis dalykas. Tai va. Liko paskutinis dalykas. Jo, paskutinis dalykas, tai sparnas. Kelsim šitą sparną. Parodysiu iš arčiau. Turim dar sparną. Nežinau, ar rodysiu aš jį ar nerodysiu, bet esmė to, kad dabar pas mus iš vidaus pažiūrėk. Čia va. Kaulinis. Nei vienos rūdelės, ne? Nu, nei vienos visiškai rūdės. Net nereikia nieko daryti iš viso. Iš viso. Kiek metų mašinai? Kaip tu galvoji? Palauk, blet, 98 jisai, aš 98 gimimo. 28? Pasitikiu tavim, tai 28, jo, turbūt 28. 28 metai, nei vienos mes neturim rūdės. Tai man nekilo rankos naujo pirkti, nes tas naują pirkau signedinį, nes tas ten buvo privirintas, nesąmonė pridaryta. Šito man net nekilo rankos naujo pirkti, nes mes turim idealų. Tai čia viskas tik apačia daros, tai jinai čia palankstyta, matosi, ne? Ir mes turim paviršinių čia rūdelių. Tai net nebus nei keuro, nei nieko, bet turim va šitoje vietoje. Čia gal net ir taip įsivalytų, bet nu žodžiu. Jo, čia va matosi iš išorės. Bet čia nieko nesimato, iki šitos vietos dedasi slenkščiai. Tai čia tiesiog įsismėliuot, pasilyginti su plaktuku, kad plius minus lygiai būtų, neišpakliuot, nieko tiesiog įsismėliuot, epoksidas, hermetikas ir viskas slepiasi ir laikys 100 metų. Jo. Tai va, viskas. Ačiū visiems nariam. Naujai įstojusiam, jeigu patiko epizodas, spaus laiką, subscribe. Čia toks iš gabalų, gal 2 savaičių. Kitas jau epizodas bus dažysim kėbulą, manau. Gal netgi daugiau. Gal netgi norėtųsi visą epizodą sukrauti, kai mes visi įdažom. Galbūt. Parašyk komentaras. Viskas, einam dirb gana čia. Sakys, kolega sakys, blet, tu man mokėsi už šitą filmavimą, ar ne? Gerai, tai po biškį judam link dažymo. Tai pilnai susitvarkėm aplink priekinį stiklą. Noriu, hebrau, kai klijuosim stiklus, tai pamirš visą šitą reikalą. 100 metų, žinai, tipo sutvarkyti ir pamiršt, padaryti taip, kaip reikia. Tai mes išsismeliavom viską dar aplinkui, tai mes turim realiai pliką metalą, skaityk. Niekur kiauriminių rūdžių neturim. Su epoksidu prasitepa mane, iki rytojaus tegul pilnai sustengsta, tai čia ganėtinai storas sluoksnis gausis. Dar uždažysim visą šitą reikalą ir tada per naujo eina stiklo gruntas, stiklų, žinai, klyvų. Ir tada sodins stiklą ant viršaus. Tai mes žinosim, kad gerai paruoštas pagrindas, tikrai nepraleis, jokių haltūrų nepadaryta. Tai visų perimetrų galas. Galą irgi galiu pratepti. Nu jo, galas idealus realiai, bet galima pratepti, aišku. Blogiau nebus, ar nereikia, kaip tu galvoji. Gal kur plikas va metalas, gal ten lengvai pratapšnosiu. Tai viską praeinam, jau tokie užbaigiamieji darbai link dažymo, jau po truputį klijuojamas, dar daug visko likę, bet kur jau babula prisiliečia, noriu ten atgal nebegrįžti. Tai kaip ir sakiau, stiklas norisi maksimaliai idealiai, gaila, kad neturiu juodo epoksidinio grunto, tai dabar nevažiuosi dėl jo. Bet čia viskas slepiasi, nieko čia nesimatys, viskas dažosi, apačios čia nedažysim. Jo, tai tepliojam. Gali pafilmuoti, kaip atrodo išvalytas aplinkui. O čia tiesiog su kempinėlė, epoksidkė. O gerai, visur apmurzint būtų gerai, tai tikrai. Ir va tokiu būdu, tokiu principu viskas vyksta. Tai čia jau bus pamirštas reikalas 100 metų. Epoksidkė paskandinta. Niekad gyvenime neturėsim problemų su stiklu bent jau. Bent jau vienoje vietoje neturėsim problemų. O čia tai gerai, kad išmurzinau. Reikės pavalyti gal. Tai va, viską apsitapšnuoti, tada pasijungsim kompą, naują turiu kompą.
Pasijungsim kompą, pasižiūrėsim, ką ten tas ABS meta. Kitas kompas, galbūt seną parduosiu. Jo. Tai sutaškuoju, suteplioju. Someone to save. I wanna tell you something new. You drove us both into a wall. I drive away into the night and I contemplate for. Gerai, tai naują dar kompą turim, atsiuntė mums čia pasibandyti King Bolen S6 Elite. Ane? Tai pakeičiau savo senąjį. Šiaip jeigu kažkam reikia, nes aš matau, kad aš jo nenaudosiu, nes šitas šiaip žiauriai patiko, tai jeigu kažkam reikia, galiu parduoti už simbolinę kainą. Yra išpirkti visi vagai, BMW, Mazda, man atrodo, kiekvienas kainavo po 5 eurų. Tai plus dar šitas aparatas kainavo virš 100 eurų. Nu, kročiu, kosmosinė kaina. Vėl galėčiau parduoti. Diagnostikas, ten gali dar kažkokį kodavimus pasidaryti minim. Nu kažkas. Foxwell NT 510 gali kas nors. 510 Elite, jeigu kažkam įdomu, pasigūglinti, jeigu domina, parašykit. Parduočiau, o mes pasižiūrim, apžvelgsim naują kompą. Tai naujas akumas. Galim pasileisti degimą. Bats, degimą pasijungiam. Ir galim pasijungti kompą, ne? Tai štai tai visas reikalas atrodo. Jau su liečiamu ekranu, žinai. Jau neėmiau bilę kokio. Nes parašė King Bolen, sako, galim atsiųsti, pasibandyti, sako, man šūdą nesiųskit. Jeigu siunčia, tai siūskit gerą daiktą. Aš noriu tik šviesas išjungti. Jeigu įmanoma. Neįmanoma, nu supratau. Nu gal nenusodinsim naujo akumo, tikiuosi. Galima užkurt. Gal užkurt? Galim. Bet nesusikalbėsim, tai gal nekursiu. Tiek tos, greitai pražvelgiam. Gal atjungti tiesiog fiškės. O, vieną. Ir antrą. Gerai, man tiek nesodins akumo. Nes šitos faros senovinės. Čia ne ledai, čia ryja elektros. Gerai, tai toks skidelis. Viskas paprasta. Su adapteriu pasijungiam prie senos sistemos. Tai Diagnose, man pirmas dalykas, kas patiko palyginus su senu, kad greitis yra, nu, aš jį seniai pirkau. Gal prieš beveik 10 metų aš jį pirkau tą seną, tai šitas jaučiasi pažanga, žinai, nu, 20 kart greitesnis. Realiai ten užstatai autoskenerį, gali eit parūkyti, pamyšt, ką nori. Čia greitai. Tai autosearchą pažiūrim, ar jisai suras mums BMW. O, žiūrėk, rado viską. BMW 7740i. Reikėjo pasirinkti ne tiesiog automatinį, o pasirinkti BMW ir tada automatinę, ne? Tai viskas jis mums surado, 98 metų, BMW's Next, System Selection, va, taip, tai Drive turėtų būti, man atrodo, ar ne. Susirandam, kur mūsų ABS-as, ne Drive, Body gal, ne Body, Chases, jo, va, ABS, pasirenkam ABS-ą, tuoj susikalba jisai su mūsų bloku. Bats, tai tokį reikalą jisai čia man meta, tai aš kaip suprantu, jisai mato ABS-ą, žinai, viskas čia su juo tvarkinga, 002. Tai continue ir dabar nuskaitom klaidas, nes man matai nepraeisi techo su šitom klaidom. Žiūrėk, man kitas klaidas meta, su tuo man meta tiesiog relay fault, o man dabar meta pressure sensor test, wheel speed sensor real ir left, tipo ir tas. Ai, atjungta, supratau, real. Nu, pabandom išrinkti, atjungti pas mus. Atjungti, man atrodo, dabar prisiminiau. Dabar reiktų užvest mašiną, bet man atrodo, kad jie pas mus atjungti. Jep, va, kabelys atjungtas. Nu, tai va tai va ir būna. Kabelys atjungtas ir dar vienas laidas nudegęs, man atrodo. Bulet, akurat nudegęs. Čia 3. Tai gal pas mus viskas gerai su tuo ABS, reikia susijungti šitą visas fiškas normaliai, bet kai buvo pajungta, man metė senas kompas relay fault, metė klaidą. Bet aš čia žiūriu, kad čia net vienas laidas, pavyzdžiui, iš vis iškritęs, žinai. Tai gal pas mus čia iš tikrųjų nieko rimto, tai reikia jaučiu viską susijungti.
viskas susijungti ir tada viskas mums bus aišku. Jeigu grįšim prie to pačio, informuosiu, nes aš nuvežiau šitą elektroninę dalį į restauratorių, man pasakė, kad su jie viskas gerai yra. Tai nežinau, kame problem. Bet esmė dabar kompas, ne? Tai liečiamas ekranas, didelis ekranas, greitas, su apsaugom gali, nieko jam neatsitiks, kaina padori, visos markės, visi modeliai, viskas yra. Ne? Tai ko tu daugiau reikia? Nusipirkai daiktą ir pamiršai. Tai va, hebra, su babila be kodų, net nežinau, bet kažkiek gausi nuolaidos iš 100%. Tai linkus paliksiu aprašyme. Man patinka, nes pats pirmas buvo įspūdis, kad belekaip greitai skanuoja, bet čia sakau, čia viskas išrinkta, čia nelabai ką yra skanuot. Galim kažką kito pajungti. Davai greitai kito pajungsim. Gerai, bėgam greitai, mano BMW nuskanuosim klaidas. Penktadienis reikia važiuoti namo, ne klaidas skanuot. Bet noriu aš jums patestuoti normaliau, nes ten nėra ką testuoti, sakau. Čia galim pajungti ir ant to, žinai. Galim ant to pajungti, žinai. Nei motoro nieko nėra. Davai, mano žvėriuką pafilmuojam. Pažiūrim. Aš noriu jums parodyti. Susirandam OBD jungti. Bats. Iškart kontaktas yra, galim net pasikurti. Nes vis tiek, tu ką nutrini, pavyzdžiui, klaidas, mašina yra užgesinta, tai jinai nematys daugiau tų klaidų, tu turi užvežinai, kad visas matytųsi, tai galim greit dar pasijungti. Gerai, BMW. Bats. Ok. BMW, nusiskanuosim visas klaidelės ir važiuosim namo. Jaučiu. Pas mane pastoviai dingsta trauka ir išmeta česis, man atrodo, kažkokia tai ten klaida. Tai aš kiek domėjausi, tipo EGR-as, užsikišęs, traukos nėra. Bet ne visada, bet kartais išmeta. Pergesini, užkuri per naują, vėl viskas gerai. Gerai, ir dabar nusiskanuojam klaidas. Tai pažiūrėk, koks greitis procentais. Pažiūrėk, kiek greitai viskas kyla. 3. Bats. Dar rašo laikmatę apačioje. Tai žiūrėk, kiek užtruks visą mašiną nuskanuoti. 100% viskas. Net nespėjau pamatyti, kiek laiko praėjo, bet labai nedaug, gal 20 sekundžių. Nu tai va, engine klaidos, ne? Exhaust gas, charging, exhaust gas, bla 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 bla. Nu karočią EGR-as, exhaust gas recirculation, vien tokios klaidos. Tai kažkas su EGR-u, kol važiuoja, net nesitrumpinsiu, bet čia labai daug klaidų gali būti. Ai, kondicionierius, nors jisai veikia. Welcome light, nieko įdomaus, kamera. Būna kartais gliučina partronikai, tai dabar man rodo, kad tipo partronikas galas, bet kartais veikia, kartais neveikia, nežinau kodėl. Nu ir viskas, visa kita kaulas. Tai nutrinam tas visas klaidas ir nutrinus klaidas, man atrodo, turėtų nieko nerodyti. Iš viso, ok, viskas nutrinė, žiūrėk vėl per naują viską nuskanuoja. Tram 6, čia net nespėjai realiai filmuoti, ant kiek greit viskas vyksta. Va dabar ir parkai rodo, kad gerai. Sakau, kažkas čia būna kartais gliučina. Kuo daugiau elektronikos, to daugiau viržukėlės vyksta. Viskas completed, tai va night vision, žiūrėk. Ką rodo? Night vision problem, ne? Night vision kamera. Ką dabar rodo? Galim nueiti pasižiūrėti. Einam greitai. Night vision. Va, matai va šitą va štukačką, va šitą va reikalą, matai? Va šitą va pramuštą gaidį, matai, a? Tai aš jau žiūrėjau, ar kiek ta kamera kainuoja 600 €. Nereikia mums tos kameros, tebūnie jinai būna. Tai vienintelė klaida ir meta, bet sakau, važiuojant kartais AGR susigliučina kažkas, tai žodžiu. Tai va, kompas, like, subscribe ir share ir comment. Patiko King Bolin S6, matau dabar dar 10 metų į priekį, kol kažkas naujo neatsiras. Jo. Viskas paliekame epoksidą džiūti ir susitiksim kituose epizoduose.